Sveiki, brangūs žiūrovai ir klausytojai. Sveikiname su jumis aš Laurynas ir pastorius Audrius. Audrius Pačiulis. Sveiki, klausytojai. Šiandieną tęsime Biblijos tyrinėjimą ir tema šiandienos pas mus yra Estera ir Mordechajas. Įsimintina eilutė iš Izaijo 49 skyriaus 6. Aš padarysiu tave ir tautų šviesa, kad mano išganimas pasiektų žemės pakraščius. Audriau, taigi Estera ir Mordechajas. Šios savaitės tyrinėjimui mes matom, kad yra įtraukta ir Danieliaus knyga, ir Esteros knyga. Ar kuom tai susiję ir kodėl būtent tos dvi knygos šiandien aptariamos? Iš tikrųjų, faktiškai yra bendrus sąsajas taškų. Tiek Esteros knygoje, tiek Danieliaus knygoje yra paminėti momentai, kada palietė Izraelio tautos žmonių išbandymą, jų tikėjimo išbandymą. Ir Danieliaus knygoje, aišku, daugiau galbūt paliečia atskirus asmenis, kaip juos išbandė, kokie sunkumai buvo, bet Esteros knygoje daugiau visą tautą. Bet kas vienė, tai kad ir tiek Danieliaus knygoje, tiek Esteros knygoje Izraelio tauta yra tremtyje. Jie yra ne savo gimtajame krašte, kur įstatymai būtų asocijuoti arba kažko atspindintis Izraelio tautos tikėjimą arba jų religiją. O jie buvo tuose kraštuose, kur buvo stabilystė, pagonybė ir įstatymai buvo suformuoti visai kitokie. Ir idėjai, turėdami savo religinius tikinimus, jie turėjo diskomfortą, nes tie kraštai, jų religija žiūrėjo kaip kažkokie įsvetimai, kažkas nepriimtina, ir kada kirdavos jų įsitikinimai su vietinių gyventojų įsitikinimais, jie vis tai žinojo, kad jų tikėjimas ir neišgalvotas judėjo ir jie bandė išstovėti tvirtai savo įsitikinimuose. Ir Danieliaus knygoje parodyta atskirų tokių asmenų tvirtas tikėjimas. Ir ten, aišku, galim būti labai plačiai kalbėti, bet šiandien turbūt nesigilinsime taip. O Esteros knygoje tai yra specifiškai parodyta ypatingai kaip dėl to tikėjimo kovoja, kaip dėl visos Izraelio tautos kovojo du pagrindiniai veikėjai. Tai Estera ir Mordechajus. Ir galbūt tie pagrindinės tokios asmenybės yra išryškintos. Čia to pačiu aš tavęs norėčiau paklausti apskritai, tai kaip tu manai, tai vis dėlto emigracija yra, kaip vertintinas dalykas yra emigracija, Audriau? Ar tai yra tėvynės išdavimas, pabėgimas, ar tai yra iš sunkmečio stengimasis išgyventi? Mes matom ir žydų tautoje daug emigracijos pavyzdžių. Kaip apskritai, ir būtent kaip ir kalbėjai dabar, emigravęs tu viskas nebeturi savo įstatymų, kurie tave padengtų, tu gyveni kitos šalies įstatymais. Taip. Ir iš tikrųjų, iš vienos pusės mums norėtųsi gyventi toje šalyje, kur labai būtų patogu ir įstatymai papročiai neskirstų mūsų tikėjimų. Tai būtų gal pats lengviausias mūsų kelias. Bet iš kitos pusės klausimas, kiek mano kaip asmenybės tikėjimas vystytųsi, jeigu visur yra, pagalvės pakištos, visur palanku, viskas patogu ir nėra tokio mano kaip tikėjimo išbandymų, nėra tokio sukrėtimo, nereikia parodyti tokio tvirtumo, nereikia kažko aukotis. Esant svetimoje šalyje, tu turi daugiau derintis, tu turi galbūt ieškoti Dievo pagalbos įkeišimą ir tu pamatai daugiau Dievo vedimą savo asmeninį gyvenimą, galbūt taip sakyčiau. O faktiškai, bet krizės atveju arba karo atveju ar kitais sunkmečių atvejais, Dievas neliepia, kad tu privalai turi pasilikti ir kentėti. Jėzus vienoje vietoje yra pasakęs, kai jūs persekios, bėkite į kitą miestą. Dabar aš taip atmintinai tos vietos nepasakysiu rašte, bet neįdomsime ir pasakyta. Tokia mintis, Jėzus nerodė, kad jūs būtinai turite tenai būti ir kankintis, kaip jūs ten žudys ar persekios. Ne, tiesiog paprasčiausiai sakė, jūs nepriimat, bėkite į kitą miestą. Paprasčiausiai, jeigu ir tą miestą jūs persekios, kažkas neapkės, bėkite dar į kitą miestą. Bet čia dėl tikėjimų Jėzus jau kalbėjo. Bet žmonės šiais laikais
dažnai emigruoja ne dėl tikėjimo, dažniausiai emigruoja dėl ekonominių sumetimų. Ir tai vėl mes negalime žmonėms uždrausti, kad jie netroštų geresnį gyvenimo arba kad neieškoti išeičių. Bet kartais mums čia reikia sustoti, nes mes turim iš švento rašto liūdnų pavyzdžių, pavyzdžiui, kaip Abromas ir Lotas buvo. Mes žinom, kad Lotas pasirinko skirtis ir pasirinko tą vietą arba tą miestą, kuris ekonomiškai klestėjo, bet moraliai buvo labai stipriai smukusi. Ir faktiškai jis pasirinkdamas materialinį gerbavį, jis faktiškai prarado, sakykime, savo dvasinę pusę. Jis nukentėjo jo dvasinę pusę, nukentėjo jo šeima, nes jis pradėjo panašėti į tos pasauliečius, į tos moraliai sugiausius žmonės. Ir šiandien paprasčiausiai žmonės, kurie eina į emigraciją, turėtų pagalvoti, ar išvykstant tenai jo tikėjimas nesubloks, ar jis išlaikys. Tai paprastai vis laik rekomenduojama, jeigu žmonės vyksta kažkur tai dėl ekonominių sumetimų, arba taip gyventi kažkur tai, kad būtinai susirastų tuos tikinčius tą bendruomenę ir bendrautų, tikėtų, kažką darytų, kad nepaleistų Dievo. Nes daug žmonių čia labai suklysta, galvoja, kad man daug bažnyčios nereikia, aš matysiu augti vienas be bendruomenės. Deja, faktiškai, jeigu Kristus įkūrė bažnyčią, vadinasi, nereikalinga mūsų augimų. Be juos mes galim stipriai nukentėti. Todėl, faktiškai, nenorėčiau vienareikšmę tokį atsakymą duoti dėl tos emigracijos, bet yra ir pliusų, ir minusų daug. Aš tai gal iš visų pažįstamų, gal porą žmonių pažįstu, kurie išvykę yra, kaip sakyt, šiaip pakeisti aplinką. Visi, kuriuos pažįstu, išvyko ieškoti išgyvenimo, lengvesnį išgyvenimo. Pavargo vargti. Na gerai. Čia iš tiesų labai ilga diskusija. Galima ją labai ilgai plėtoti, bet nueisime iš temos mūsų. Ir štai mes matom, kad Mordechajas lieka gyventi ten, kur ir buvo, negrįžta jisai į savo gimtąjį kraštą. Jo, čia matosi, kad iš istorijos Izraelio tauta, kuri buvo ištremta, jau dalis belaisvių grįžo į savo gimtąsias žemes. Kodėl Mordechajus su Estera, ir ten dar daugiau tų žydų buvo, kodėl kiti negrįžo, labai sunku atsakyti, kodėl negrįžo. Bet faktas yra, kad jie tiesiog ten pasiliko gyventi, toje Persijoje. Skaityk, jau Babilono imperija buvo praeityje, dabar, sakant, Persijos imperija viešpatavo. Ir įvykiai čia, kurie dabar mes skaitysime, vyksta Sūzuose. Šiandien to miesto nėra, ir archeologiniai kasnėjimai, bet šalia netoliese yra panašaus pavadinimo miestelis paprasčiausiai yra. Ir visą tai, kas čia vyksta, mes kalbam apie vietą, kur šiuo metu yra Irano teritorija. O šitie visi įvykiai tenai vyksta. Tai vat, faktiškai, ir kodėl Mordechajus negrįžo, sunku pasakyti, bet mes matom, kad matomai Dievas nepaliko netgi tų likusių žydų ir jiems Dievas turėjo planą, turėjo minčių ir juos taip pat ten ugdė. Jeigu Dievas nori išgelbėti visas kitas tautas, kaip mes čia įsimintume eilutėje pasakėm, kad Dievas nori išganyti į žemės pakraščių kitus žmonės, tai vadinasi ir tie žydai, kurie negrįžo, kurie irgi žemės pakraščiuose gyvena, Dievas vadinasi ir jų nenori apleisti, juos taip pat nori išgelbėti ir taip pat Dievas jais rūpinasi. Todėl paaiškiai, nors dalis grįžo, dalis negrįžo, bet Dievui tie žmonės labai svarbus buvo. Štai man įdomus tas momentas, kad iš tiesų emigracijoje nesusimaišo kultūros. Na, pažiūrėk, aš ir matau ir aplinkoje, žinai, kad jeigu yra stipri kultūra, jinai nesusimaišo, nesimiliuojasi. Ir mes taiga paimam žydus, žinai kaip įdomi, pažiūrėk Juozapo istoriją, kai Juozapas tapo iš vis antru po faraono, ne? Atrodo, kaip tik turėjo, viskas, verčiam Egiptą, neverčiam, konvertuojam Egiptą į Izraelį. Bet to nebuvo. Apart, iš ko gavosi, kad visa tauta tapo vergais, bet jie nesimiliavosi. Jie nesusiliejo, jie neišnyko per 400 metų, taip?
Taip. Ta prasme, ne tai, kad neišnyko, aš turiu menį neintegravosi, jo. Aišku, Nes susiliejo. kai kurie religiniai papročiai be abejo susilpnėjo tuo metu, bet jie vis tiek nepametė tikėjimo į Dievą, jie vis tiek laukė to mesijo, kaip bebūtų paprasčiausiai. Be abejo, negalim, kad įtakas nepadarė kita kultūra jiems. Mums, pavyzdžiui, Ne, tai padarė, bet taip, Audriau, bet kai ėjo tauta ir išėjo visa tauta. Jo, be abejo. Nu, ten vienas kitas gal, aš nežinau, ten, žinai, negali gal absoliutinti. Su Izraelio tauta taip pat daugelį egiptiečių kartu išsivilko. Pažiūrėjau, o ką jis ten darys? Ką jis veiks? Na, aišku, čia juokaujame. Slaptosios tarnybos išėjo kartu. Iš tikrųjų, paaiškai, vis tiek daugelį egiptiečių matė, kaip Dievas darė tos stebuklus. Ir daugelį tų egiptiečių pamatė Dievo, ar kaip Dievas rūpinasi Izraeliu. Ir jie tiesiog nusprendė, kad jeigu taip Dievas ypatingais metodais rūpinasi Izraelio tauta, na, tai būtų įdomu su tokia tauta gyventi su tokiu Dievu. Galbūt dar ir turi kitų kažkokių tai motyvų. Gal buvo ir mišių šeimų, sunku dabar pasakyti, bet mes rašte skaitome, kad nemažai egiptiečių taip pat išėjo kartu su Izraelio tauta. Nors, kaip yra manoma, kad tie egiptiečiai, kurie išėjo kartu su Izraelio tauta, jie paskui dykumoje labai daug kėlė maištų. Būtent jie buvo iniciatoriai tokių sukilimų, tokių skatinimų, nepaklusti Mozei, kad čia Mozė kažką daro. Na, yra tokių minčių. Sunku pasakyti, ar tikrai taip yra, bet yra tokias mintis. Žiūrėk, bet Juozapas nesistengė papulti prie valdžios. Na, jie iškėlė. Jie iškėlė. Jo, jis pats nesiekė valdžios, jis pats nesiekė nei politikos, nieko. Jis buvo pagal tą principą, kur Petras pasakė, nusižeminkite pagalink viešpaties ranką, kad metų ateis jis jūs išaukštintų. Tai vat, tas Juozapas, jis išlaukė to laiko, jis per daug, sakant, nekėlė bangų dėl to, kad jis buvo ištremtas ar kad į kalėjimą pasodintas, jis su visko susitaikė ir jis tikėjo, kad visur Dievo apvaizdai yra. Ir atėjo laikas, kai Dievas iš pačio žemiausio taško ir nuo kalėjimo pakėlė iki aukščiausių šalies vadovų. Bet tai rodo, kad jis buvo kantrus, jis išlaukė. Mes šiandien žmonės bandėme sakyti, nu kur tas Dievas, kur laikas eina, o mane čia laiko kalėjime, kur tos palaimas yra. Va tai rodo, kad Juozapas jis susitaikė su Dievo vedimu, kokia kas bebūtų. Ir atėjo laikas, kai jis galėjo padėkoti, ačiū tau Dievą, o dabar, sakant, tu viską pavertė į gerą, visą tą blogybės. Sakau, ir mes turėtum panašų tokį požiūrį turėti, kad kokia situacija bebūtų, mes turim priimti iš viešpaties ir pasakyti, kad jeigu Dievas daleido, reiškia, tai yra mūsų ūkdymų tokie dalykai reikalingi. Mes čia gal iš tiesų turėjome Danieliaus pavyzdį irgi imti. Bet man kažkaip Juozapas taip labai kaip išėjo, kodėl aš užsiminiau, kad Juozapas kaip išėjo valdžia, mes matom Mordechajaus situaciją, kur jisai kaip ir sakyt, mato vietą valdžioj, ar aš klystu, Audriau? Vat įdomu, kad... Gal pristatyk tą situaciją iš karto, Audriau, nuo ko prasidėjo, čia Esteros antras skyrius, ar ne, pradžia? Jo, vat įdomu, kad tiek Esteros knygų įvykiai su Mordechajum, kada jis pakilo į valdžią, tiek paimk Danieliaus knygoje, ar Danieliaus draugus, mes matom, visuose situacijose mes matom, šitie žmonės patys nesiekė valdžios, jie patys nebalotravus į rinkimus, patys nesisiūlė karaliui arba kažkokioms įstaigoms, kad judės iškelt, bet mes matom, Dievo žmonės niekada nesiekė valdžios. Bet dėl jų palaiminimo, dėl jų išminties, dėl to, kad Dievas apdovanojo ypatingą išmintimį ir galimybėmis, Dievas sudarydavo sąlygas, kad iškeldo juos į aukštas valstybės pareigas. Bet kaip mes matom, jie patys to nesiekė. Ir jiems nereikės su sąžinė kirstis. O jeigu iškildavo tokius stratkai ir kitos su sąžinė kirstis, jų pareigas kirsdavosi ar su sąžinė arba jų veikla, tai jie pasirinkdavo ištikimus Dievui. Jie nebrangino to savo posto, savo vietos, jie galėjo visko atsakyti, kad tik likti ištikimus Dievui. Ir šiandien paprasčiausiai, jeigu žmonės taip pat žiūrėtų ne garbės, ne valdžios, ne kažkokių pasiekimų, bet norėtų išlikti ištikimų Dievui, taip pat faktiškai jie ir save apsaugotojai, ir sakykime, įvairiaus valdžiuose
būtų žmonės galbūt daugiau pasišventi, bet dažniausiai, kad žmonės lenda tie, kurie trokšta valdžios, jiems nesvarbu jų moralinį būklę. Dažniausiai tokia situacija. Aha. Tai gerai, pakalbėkim dabar, Audriau, apie šitą... Mordechajų, jau. Apie Mordechajų ir mergelių rinkimus. Jo, vat man kas kilo mintis kokia. Čia yra pasakyta, kad kai įvyko tas konfliktas tarp karaliaus ir jo karalienės Vaštės, nu ten gal tos istorijos dabar neaptarinėsime smulkiai, čia labai įsiplėsti reikėtų, bet po to buvo pasiūlyta karalių, kad, nu ką, karaliau, jeigu dabar karalienė buvo, sakant, nu, atskirta iš to karaliaus, iš karalienės posto, tai dabar tau karaliui reikia naujos karalienės. Na, o kad karaliui išrinkti naują karalienę, turbūt graži karalienė, nes Vaštė buvo labai graži laikoma, nu tai negalim būti prastesnė. Bet iš kur dabar ją gausi? Nu tai ką, reikia padaryti rinkimus iš šalies. Labai įdomu, kad faktiškai šiandien šiais laikais rinkimai vyksta ir miestuose, ir šalyse, ir pasaulyje, ir man kyla mintis, iš kur tie rinkimai. Bet dabar, kai pažiūrėjau Esteros knygoje, atrodo, tarsi pirmi rinkimai įvyko. Ir aišku, tuos rinkimų rezultatą pasigilbė pats karalius. Jeigu pasižiūrėt paprasčiausiai, tai jeigu sulyginti su mūsų situacija. Bet kaip bebūtų, mes matome, kad faktiškai tai šiuo atveju buvo Dievo apvaizda. Dievas dalė tokia situacija, kad Estera papultų tokia situacija ir taptų karalienė. Ir matomai įvykiai taip sukosi, taip Dievas leido, kad vyktų, kad ir ta Estera papuolė karalienės ir šalia karaliaus buvo toks niekšas, kaip tas, kaip jau vardas užkrėto dabar, Hamanas, kuris buvo garbėtruška, išdidus, trokštantis savo naudos. Ir dabar, kada jis buvo pagertas pačio karaliaus, išaukštintas, kaip labai geras draugas, aukštas pareigūnas, turėjo visi lenktis, visi pagarbinti, bet įdomu tai, kad pasitaikė ten toks žydas Mordechajus, kuris laikys Dievo įstatymą, ir kuris puikiai žino, kad žmogaus garbinti negalima. Tai be abejo, kada Hamanas pro šalį praėjo, Mordechajus nei lenkis, nei garbino. Ir tai Hamanui užkliuvo, visi lenkėsi, o šitas žmogus nesilenkė, neduoda pagarbos. Ir jeigu Hamanas nebūtų išdidus, jis nekreipdėjimas pasakyti, nu nenori, nereikia, čia jo reikalas paprasčiausiai, ta prasme, bet tos garbės užtenka, kiek ir kiti nusilenkė. Bet ne, jis norėjo visiškos garbės, jis nenorėjo dalintis, ar taip sakant, nenorėjo, kad kažkas kitaip reaguotų. Ir mes skaitome, kad Hamanas užsigeidė ne tik tai sunaikinti Mordechajų, jis sužinojo, kad Mordechajus taip pat žydas, kad žydų kilmės, arba judėjas, sakykime, tai nusprendė sunaikinti ne tik Mordechajų, bet būtų gerai, kaip nusprendė sunaikinti ir visą tą tautą. Ir jis taip užsigeidė ir sukūrė planą, kaip tai padaryti. Jis pasiūlė karaliui, gudriai prie jo priejo, tokiom frazėm pasakė, kad karalius taip kažkaip neįtarė tame kažkaip blogo, atrodo, kad čia, ką jis daro, viskas yra gerai. Bet įvykiai taip sukosi, kad pasuko ne Hamano naudai. Įdomus momentas. Aprašyta situacija, kad čia irgi nesutapimas, kad kažkada Mordechajus buvo padaręs didelį žygdarbį. Jis kažkada išgirdo, kaip du eunuchai tarėsi nužudyti karalių. Ir tai sužinojęs Mordechajus, jis, aišku, tam tikrom institucijoms pranešė, pasakė. Ir kai tos institucijos ištyrė, pamatė, kad tai tiesa, tuos eunuchus, aišku, nubaudė mirties bausme. Ir šitą įvykį užrašė į metraščius, kažkokius atminties arba karalios metraščius. Ir kada tuo metu Hamanas ruošė planą sunaikinti Izraelio tautą, įvyko toks momentas, kad karalius vieną vakarą niekaip negalėjo užmigti. Ir čia labai panašiai toks pat atvejas, kaip kažkada
Nebukadnezaras, kad eidamas miegoti, galvoja ir apie pasaulį, apie įvykius ir jam prisapnavo sapnas. Kaip sakant, mes matom, kad dažnai karaliai, kurie mąstų, galvoja apie kažkokius įvykius, jiem kažkas atsitinka. Ir mes matom, kad šiuo atveju karalius Ksveras, aišku, jis nesapnavo, bet jį neramino mintis, negalėjo užmigti. Jis paprašė, atneškit man tą knygą įvykį. Ir kai jis pradėjo skaitytis, aptiko tą įrašą, kad kažkas kėsinosi nužudyti ir kad toks buvo Mordechajus, kuris visą tai informavo ir tą planą sugriovė. Ir karaliui kyla mintis, toks žmogus tiek gerą padarė, o tai ar jis buvo apdovanotas? Jam pasakė, ne, jam už tai nieko nebuvo duota. Ir tai karalius spėti, kad jį reikia būtinai kažkaip apdovanoti. Ir va čia toks įdomus momentas, kad atrodo, juk šitą dalyką karalius galėjo arba anksčiau, arba vėliau pastebėti, arba iš vis nepastebėti. Bet čia Dievas va taip sudėliojo įvykis, kad karalius į Mordechajų atkreipdėmės būtent tada, kada Hamanas rengė planą sunaikinti Izraelio tautą. Ir kada Hamanas atėjo pas karalių, tuo metu karalius kaip tik paskaitęs tą knygą, galvoja, kaip reikia apdovanoti. Ir pagalvoja, reikia paklausti Hamano. Į Hamaną paklausti, sakyk, Hamanai, kaip reikėtų pagerbti žmogų, kuris tau yra gerą padaręs. O Hamanas, aišku, būdamas garbėtušais, pagalvoja, kad čia karalius mane nori pagerbti. Nu tai ir Hamanas tiek išpylė visko, tiek pasakė savo norų, kaip tas žmogus turi būti pagerbtas. Ir tada karalius pasakė, gerai, ką tu viską paskai, dabar padaryk, pagerb Mordechajų. Ir įsivaizduoju, kokia turi mimika būti Hamanu, kai jis išgirdo, kad ne jis bus pagerbtas, o tas Mordechajus, kurį jis siekia sunaikinti. Labai tas įdomus momentas. Bet čia ir, aišku, galbūt biškai per daug tų detalės aš einu, bet mintis buvo ir tai, kad tuo metu formavosi įvykiai tokie, kad brendo konfliktas tarp Hamano ir Mordechajaus. Ir mes matom, kad Hamanas buvo išleidęs įsakymas, o jis turėjo įgaliojimus iš karaliaus sunaikinti visą tautą. Ir Izraelio tautai grėsė didžiulis pavojus. Na, o kaip ten toliau įvykiai vos mes dar turbūt aptarsime, ne? Jo, žiūrėk, dar pačioje pradžiai, čia su tais išleidžiamais įstatymais, Esteros pirmam skyriui 20 eilutė jo. Viskas prasidėjo, žinai, nuo tebūna šis karališkas įsakas paskelbtas visoje karalystėje, ji yra plati. Ir visos moteris gerb savo vyrus, kilmingus ir prasčiokus. Čia po to, kai karalienė nepagerbė. Ir nuo ko viskas prasidėjo? Tai čia jam pasiūlė tokį įstatymą. Jisai jį priėmė ir mes su Mordechaju matom, vėlgi jam paėmė ir pasiūlė tą įstatymą šitas Hamasas. Kaip jisai tenai? Jo, Hamanas. Jo, karalius, mes matom labai dažnai neįsigalvoja įstatymus, o jam visą laiką kažkas pasiūlo. Tai vieną įstatymą, tai kitą įstatymą, labai dažnai, sakant, vis tik tai linksiu gal gerai tinka varialas, einam pirmin. Bet mes tą matom ir pas Danielių. Jo, labai panašiai. Panašiai. Kada Danielį norėjo irgi nužudyti, tie kurie pavydėjo jam tų pareigų, irgi karaliui pasiūlė įstatymą, o karalius irgi sutiko, jis nieko neižvelgė tame blogo. Ir aš sakyčiau, kad šiais laikais panašių dalykų galim rasti, kada prezidentai, jie visko negali priepti, jiems patikė patarėjai kažkokius tai pasiūlymus, ir jie tiesiog, jie neižvelgia nieko blogo, jie sutinka. Aš manau, kad tokiu atveju galime šiais laikais rasti. Aha. Tai čia buvo irgi tokia apklausa, žinai. O kas jeigu tu šią dieną taptum prezidentu? Tu šią dieną. Kuom tu imtumėsi? Ką tu pradėtum? Ką tu darytum? Ką tu pirmiausia stabdytum, ką tu pradžioje inicijuotum? Aš tai galvoju, tai ką? Aš rutinė ant galvos, pasninkas. Nuo ko pradėčiau? Nuo to ir pradėčiau, ko gero, iš tiesų.
jeigu taptum tautos prezidentas, vis daug kokia atsakomybė. Nu tai jau kas daugiau, jeigu ne Dievas valdžia tvarko, žinai. Panašų žingsnį darė Saliamonas, kai tapo karaliumi. Jis meldės Dievę. Nu, aš toks vaikas, aš nežinau, ką daryti, daug išminties, viso, ko reikia, kad valdyti. Tai va čia panaši situacija, kad kažkaip tampa tai didžiulė atsakomybė ir supranti, kad žmogiškams jėgoms protingai išmintingai nesuvaldys, čia reikia dieviškos išminties. Tai tęsiant apie Mordechają, žiūrėk, tai išaiškėjo, kad renka gražias mergelės ir tai yra visai, kaip sakyti, gera proga patekti karaliaus rūmus. Bet kodėl būtent, kuom ypatingas buvo pats Mordechajas, kodėl jisai, taip kaip sakyt, buvo toks įžymi persona? Na, aš manau, kad jis gal nebūtų tokia įžymi persona, jeigu įvykiai nebūtų taip susiklostę. Pirmiausia, mes matom, kad Estera, kuri buvo, sakykime, jam Mordechajui kaip pusseserė, tik tai ją, kadangi būtų mažiau užaugino, jinai buvo be galo graži, kaip raštas sako, čia, kad jinai buvo graži ir patraukė dėmesį būtent tų žmonių, kurie ieškojo, nu, kaip tos mergelės, karalienės, kas taps pretendentė karalienės. Ir matomai jie pastebėjo, arba kažkas pasakė, kad čia yra tokia nuostabi moteris. Ir kažkokiu tokiu būdu jinai pakliuvo. Ir kada jinai pakliuvo į karaliaus rūmus, Estera, mes matom, kad Mordechajus, jis nebuvo bejingas. Na gerai, iškeliavai, išėjai, atsikračiau, auginau, nu dabar tiek to, dabar aš jau pailsėsiu. Mes matom, kad jis nebuvo toksai žmogus, kuriam būtų tas pats. Jis labai pergyveno dėl tų dalykų. Jis buvo Dievo ištikimas, bet taip pat perėmė dėl karalienės, jis laikdavo vietos, kaip jai sekasi. Bet mes matom, kad jis matomai kažkur tai sukosi irgi arti prie valdžios, gal kažkas pareigas, kitas turėjo tenai, kad tekdavo susidurti su Hamanu. Kada Hamanas pradeda, vis ten nusilenkdavo. Jeigu Mordechajus būtų kažkur tai buvęs kitam mieste, kitoje vietoje, jis galbūt niekada su Hamanu nebūtų sudūręs, kito konflikto būtų nebuvę. Matoma, jis kažkur tai, ar tai dirbo, ar tai karaliaus rūmuose, kažkokias pareigas turėjo, matoma. Negada pasakyti tiksliai, ką jis ten galėjo turėti. Bet jis pasakė, kad jis buvo prie vartų. Tai gerai, dabar žiūrėk, Audriau, nutilėjimas. Ar tai yra melas ar ne melas? Tai kuriais atvejais jis gali tapti melas, kai kuriais atvejais ne. Aš čia žinai, o kodėl mes nežinom, kad tu žydė? Ar jūs tiek neklausėt? Ja. Ne? Ja. Mordechajas buvo pasakęs Esterai, kad apie savo kilmę nieko nesakyti, nekalbėti. Matomai, buvo tam tikras aplinkybės, galbūt nepalankus požiūris buvo judėjęs. Sunku pasakyti, kodėl Mordechajas tai pasakė. Jo motivacija čia neatskleista yra, kodėl jis tai pasakė. Mes tik galim spėlioti, bet jis paprasčiausiai tiesiog matė, kad tai galbūt yra pavojinga jai, nes jinai buvo žydai, tai kitos tautybės, gal norėjo apsaugoti nuo patyčių, nuo paikų, sunku pasakyti, bet tiesiog jo akimis taip atrodo, kad tai yra geriausia. Ir matomai Dievas tą tokį nutilėjimą panaudoja, kad išeitų į gerą. Nes jeigu Hamanas būtų žinojęs, kad jinai žydė yra, galbūt planas būtų buvęs jo visai kitoks. Galbūt buvo, pirmai reikėjo susidoroti su Estera, arba dar kažkaip tai, galbūt viskas būtų sudėliavę kitaip. Bet matomai, Dievas panaudojo šitą situaciją tokią. Paimkim dabar mūsų dienomis situaciją. Kažkaip tai parduodi mašiną, bet nesakei, kad jinai buvo nuskendusi. Tai nesulyginai. Kažkokį dalyką, kaip čia sakyti, prastūmiai, pardavėt įdavėjai, bet kažko nedasakei, kažkokio tai bruožo. Bet čia gal negerai sulyginau, nuskendusi mašiną, aišku, didelės problemos, bet tarkim, bet mintis taip, ir žiūrėk, ir žmogus sąžininkas, atidavė ir galvoju, bet kažkaip negerai gaus, kažkaip nesąžiningai čia pasiriau, nedasakiau, reikia sąžiningam būti. Paimkim mus bet kokioje situacijoje, reikia sąžiningam būti, nueisiu geriau pasakysiu.
maža ką čia dabar slėpti pasakysiu. Kaip Audriu tokios situacijos? Ar nėra, kad mes patys savo prisikalbam, kaip sakyti, nebūtų nuodėmių ar pergyvenimų lygioj situacijai? Bet šioje situacijoje labai daug padeda orientuotis mūsų pačių sąžinį. Iš tikrųjų, mes turim žiūrėti, koks bus rezultatas. Jeigu aš jam nedasakysiu kažko, tas žmogus nebus apgautas. Jeigu pasakysiu, ar mano pasakymas jam nepakenks. Čia mes kaip krikščionys, kurie žiūrim iš moralinės pusės ir stengiamės būti Dievo ištikimi, mes turim žiūrėti rezultatą. Ar atneš gėrį ar blogį. Žiūrint komerciškai, žmonės žiūri savo naudos. Tai jie nežiūri, ar pirkėjai bus gerai. Bet Dievas kviečia mus, krikščionis, turėti tos, kaip ten Biblija pasakyta, sąžiningas svarstykles, sąžiningais svaršiais. Tiesiog Dievas mus moko, kad mes turim būti, ne tik savo nuotis gerą, bet ir kitiems. Todėl tas melas, jeigu aš nutiprėsiu kažko, o aš žinau, kad tai pakenks kažkam kitam, vis tai bus nuodėmė, bet tokia tai bus tai nuodėmė. O Estera, kada paprasčiausiai čia nutilėjo, jinai nesiekė, ar Martichas nesiekė, kad kažkam pakenkti, tiesiog jie žiūrėjo, kad jų reputacija arba jiem nepakenktų tiesiog šioje šalyje gyventi, nes jie buvo emigrantai, jie buvo, sakant, žydai, kitataučiai buvo paprasčiausiai, bet jie čia neturėjo kažkokios klastos, kad kažkam pakenkti, kažkam būtų blogai. Gal čia galima būtų sulyginti su tokia situacija, kai nereikia priplepėti to, ko nereikia priplepėti. Pavyzdžiui, žinai kaip, vat man taip ar anaip ten su vyru ar su žmona sekasi, žinai, o bet mes turim tenai 10 000 eurų pasislėpę ten ar ten, va ten mes slepiam tai pagrindim po lentom, žinai, toksai. Bet tu niekam nesakyk, ne? Jo, toksai, nei tavęs klausia, va čia teisingai sakai, nei tavęs klausia, nei reikia plepėtos informacijos, kuri yra asmeninė arba nebūtina. Taip. Juk yra psichologija taip pat kalbama, kad negalima iš savo šeimos problemų išnešti viešumą ir pasakoti, kas pas mus kažkas atsitikė. Tai kitų neliečia, bet tai netgi formuoja blogą įvaizdį apie tą šeimą. Todėl yra dalykų, kur iš tikrųjų mes neturime kalbėti ir nereikia, paprasčiausiai yra. Ir Martichas matomai turėjo tą išmintį supratimą, kad yra laikas, kada reikia kalbėti, laikas, kada nereikia kalbėti. Jis suprato, kad pagal jų aplinkybės to nereikėjo sakyti. Nes nebuvo reikalavimų. Realiai nieko nepamelau. Jo, bet atėjo laikas, kada tai iškilo aiškin ir jis to neslėpė. Ir atėjo laikas, kai paskui tie patys kitataučiai dėjusi save bandė vadinti, kad mes taip pat esame žydai dėl tos garbės, nes atėjo laikas, kai žydų tauta arba judėjai, jie iškilo kaip kažkokie ypatingi. Ir kai kurie norėjo patapti kaip tarsi judėjai yra. Čia, žinai, dėl sutuoktinių man priminė vieną dalyką. Sako, niekada nepasakok apie savo vyrą blogų dalykų ten. Čia, paimam vyrą, bet gali būti ir žmona, lygiai tas pat. Nepasakok ten savo draugiams, nes tu, sako, su juos susitaikysi, o jos liks gyventi tą nepykantą, kurią tu joms perdavėjai. Koks jis kiaulė, žinai. O jeigu ta moteris pasakos savo draugiams tik apie vyrą gerą kažką, ar nebus, kad draugas jis labai geras, sakyti nubiliuoti? Niekam neįdomu, pasakok blogus dalykus. Jo. O čia iš tikrųjų, tos apkalbas arba kalbas geriau būtų, sakant, apie Dievą kalbėti, bet tiesiog ir dalykų, kurie tiesiog reikia bent ir nekalbėti. Mes matom iš tiesų, kad turi kaip sakyti, būti išmintingas ir žargoninis toks žodis eina man į galvą, filtruoti, ką šneki. Kaip čia pasakyti? Atsirinkti, ką šneki, štai teisingas pasakymas. Turi atsirinkti, ką šneki iš tiesų. Ir tai gerai, ar mes, šiaip tai istorija tokia įdomi, iš tiesų panašu, kad, kaip sakyti, ar nebuvo taip, kad Dievas ruošia jau iš karto, kad situacija išsiviniotų taip, kad Estera būtų pas karalių ir karalius, kaip sakyti, ir išgelbėtų žydų tautą per tai.
Jo, aš manau, kad tai, ką tu pasakai, taip ir yra. Ir pats Mardechajaus pasakymas Esterai ir glūdi tame, kad kai Estera sako, kad aš negaliu pas karalius, jo prašym paprašyti, nes sako, visą 30 dienų, sako, karalius manęs nekvietė. Ir tada Mardechajus pasakė, tai kad galbūt ten tu šiam laiku ir esi pakliuvusi į tas karalienės, kad spręs tą problemą. Bet čia tas Mardechajus toks klausimas, ta mintis pasakyta, tai parodo, kad vis tik tai taikliai pasakyti, kad aš manau, kad Dievas galbūt tam ir leido, kad Estera pakliūtų tas karalienės, vien dėl to, kad išgelbėt visą tautą. Šitai kaip gaunasi taip, viena karalienė neatėjo, nedaėjo, o kita pati durį su koja išspyrė ir atėjo. Viena visai neinanti, kita visai ateinanti. Gavosi šitai pas karalių. Tai gerai, tai pakalbėkime apie tą momentą, kai jai reikėjo nueiti pas karalių ir kodėl jinai negalėjo laukti ir kodėl jinai negalėjo pasninkauti, melstis, kad Dievas kažkaip pasuktų situaciją, kad jinai sutiktų karalių ar kažkas tai tokio, bet reikėjo būtent taip drastiškai eiti ir tiesiog taip rizikuoti. Pirmiausia, jinai kaip pasninkavo, bet jinai pasninkavo prieš eidama. Ir vis tiek jinai darė žingsnį. Turėjo nueiti. Mes kartais galime melstis, pasninkauti ir nieko nedaryti paprasčiausiai ir norėti rezultato. Bet čia mes matom, kad vis šitie žmonės, jie pirmiausia su Dievu suderina klausimus, meldėsi, užtikrino dangaus paramą ir tik paskui jie pas karaliaus, žinodami, kad jie nuo savęs viską, kas priklauso, jie padarė iš savo pusės. Ir tada mes matom, kad netgi rezultatas buvo palaimintas, kad ir karalius tam prasme nestumė karalienės ir netgi paklausė, ko tu nori, tavo prašymą bus patenkinti, netgi jeigu norėsi ir pusę karalystės, tai karalius labai palankiai į tai pažiūrėjo tą situaciją. Ir matomai, vis tik tai, prieš tai parašytų, kad karaliui labai jinai patiko. Tai kas patiko? Aš manau, ne tik tai grožis pas ją turėjo pateikti. Jinai turėjo kaip moteris būti ir su kitokiu mentalitetu, supratimu, nes vis tik Mardechajus ją augino, kuris kitokį požiūrį negu tie stabmeldžiai pagonys yra. Ir manau, kad karaliui patiko Estera ir su savo mąstysena, su savo pasaulėžiūra paprasčiausiai. Ir jis dar iš tų pusės turėjo palankiai ją pažiūrėti paprasčiausiai, net mesti. Tai ką sako vienas tas įstatymas, kur liepta moterims gerbti vyrus? Jeigu tauta tokį įstatymą priėmė, tai ką sako apie jų moteris? Nu, kad bandė lipti ant galvos ir neturėjo jokių stabdžių. O kaip audriu mūsų šiais laikais kultūroje? Jo, va čia, jeigu dabar lyginti su to, kas tuo metu, kokie karalius įstatymai priimti ir šiandien, tai karalius su savo tais pavaldiniais būčiai apkaltintas, kaip pasakyti, nežinau, moterų teisių paminimu. Kažkas tokio, žeminimu. Žeminimu, tarsi išnaudotojai, tai būtų čia didžiulis skandalas būtų. Ir jeigu šiandien bet kurios šalies prezidentas tokį įstatymą išleistų, tai kitų šalių prezidentai visą pasaulį užsipultų šitą prezidentą. Paskelbtų būtent teroristinę valstybę, jeigu tai padarytų paprasčiausiai. Taigi tai būtų šiame pasaulyje didžiulis iššūkis. Bet mes matom, tame pasaulyje kitoks supratimas buvo. Pasakyti tame pasaulyje. Pakalbėkime apskritai apie Biblijos pasaulį. Jo. Ar tai nėra, Audriau, jau kontroversiška tema tokia? Ne, aš sakysiu taip, šiandien yra daug žmonių, kurie irgi sako, sako, šventame rašte moteris labai žeminamos, išnaudojamas, bet čia kaip pažiūrės tą dalyką. Tai yra visiškai netiesa. Mes matom šventame rašte, moteris užima į vadovaujančias pareigas ir didelių dalykų padaro, ir tikrai jos neprastesnės ir nemažesnės, ir jos tikrai buvo vertinamas paprasčiausiai. Bet yra tam tikrai atskiras situacijas, atskiri įvykiai, kuriuos galima labai skirtingai interpretuoti paprasčiausiai. Ir tas, kuris, sakant, turi iš ankstinį statymą prieš Bibliją neregimą, jis ieškos Biblijoje tokių vietų ir parodys, sakys, žiūrėkit, moteris žeminamos yra.
Tie, kurie, sakant, Bibliją gerbė, jie skaitys, kad ne, Biblijoje nėra moteris žeminamos. Tai galbūt paprasčiausiai sudėdami taškai. Visi turime pareigas, visi kažkokią atsakomybę nešame, bet tai nėra žeminimas. Čia dabar kažkas panašaus, jeigu aš pasakyčiau, kad visas moteris turėti statybas ir plytas nešiuoti. Kažkas sakytų, tai Audriau, tu išnaudoji moteris. Bet kažkas sakytų, ne, lygybė, tai visi lygiai tegu dirba kažką yra. Norvegijoje buvau statybų parodoj ir buvo vienas stendas, kur parašytas, kad tik tai 8% moterų dirba statyboje Norvegų. Ir tai yra labai žemas procentas, junkitės į mūsų sąjungą ir turi minimum 50% moterų dirbti. 50% moterų, 50% vyrų turi dirbti statybose. Kas per vyrų, kaip sakyt, užimta sfera. Reikia kovoti su tom. Moteris irgi turi tampyti gipsus ir plytas. Bet va tas yra esmė, kad mes užmirštame vyrų moters fiziologiją. Moteris iš prigimties yra silpnesnė, todėl nerenkasi šitą dalyką. Bet jeigu moterį mes pastatome į kitą darbą, kurie būtų pagal jėgas, tada neaišku, mes ją žeminam. Pašiausiai mes gal kaip tik norim, kai jai būtų geriau. Todėl vėl istorija yra apstu įvairiausių įvykių, kuriuos galime interpretuoti skirtingai. Ir tai priklauso nuo to interpretuojančio, nuo to žmogaus, kaip jis vertina tos įvykius. Galbūt vieniem atrodys, kad tai yra žeminimas, o kiti pasakys, ne, tai yra moters išaukštinimas. Tai tas pats įvykis. Tai jeigu Estera ten būtų visus žydus iškapoję. Matomai taip. Tai koks čia žeminimas? Ar tu gali pakomentuoti tą tokį žodžių junginį kaip Purimų stebuklas? Čia pasakyti, kad paprasčiausiai buvo mestas burtas. Ir tas burtas, jų kalba buvo pavadintas Purimų. Dėl ko matomai ta šventė, po šią dieną yra švenčiama Purimų šventė. Daugiau aš negaliu apie tai pasakyti, tai kiek žinau, buvo šitas žodis susijęs su Purim. Dabar taip staiga, žinau, kad parašyti tą vietą, bet dabar kažkaip nepasakysiu eilutį, kuo čia vietas škaitimas apie tai buvo parašyti. Skaičiau ir dabar nepasižiūrėjau konkrečiai tą vietą, bet būtent tai tą mintį aš žodžiais pasakiau. Apie tą Purimą. Gal tada prieikim prie tos paskutinės dalies, jau kai jinai galiausiai nuėjo pas karalius, ją priėmė, tai pakalbėkime apie jos pastangų rezultatą. Ir, kaip sakyti, atomazga viso įvykio. Estera, kada pakvietė karalių pas savęs, jinai savo norą neatėjo tiesmukiškai ir nepasakė, žinai, karaliau, o tas Hamanas niekšas, jis suplanavo, žinai, reikia jam galvą nusukti ir Jo. Tai va tokia kalba, jinai atrodytų, žinot, kaip neįsilavinusi, netašyta moteris, bet mes matom, kad jinai labai išmintinga buvo ir labai taktiška. Jinai pirmiausia paruošė vaišes ir pakvietė karalių paprasčiausiai. Pasišnekėti visai kitoje aplinkoje, ramiai tiesiog, nes jinai, kada tą dieną atėjo pas karalių, jinai galėjo tą dieną sakyti savo prašymus, bet jau jos atėjimas buvo įtampos sukilimas tarp karalius pavaldinių ir visų. Kaip jinai išdrįso ateiti pas karalių? Reikia dabar būtų kažką čia pasakiusi. Klausimas, ar karalius būtų galės adekvačiai spręsti šią problemą, nes aplinkybės buvo kitokios, bet kada karalienė pasikvietė pas savęs, kada jau karalius susitaikė tą mintim, kad karalienė buvo pas ją ateis, kad dabar jis turi nueiti pas ją, tiesiog praėjo laikas, karalius vėl galėjo prisiminti atkreipdėmėsi į ją, nes prieš tai 30 dienų tai iš jos nekvietė, buvo tarsi kaip yra apasnėri savo reikalus, ar kažkiek biškiai atšalės, sunku pasakyti, bet dabar jis vėl tarsi sugrįžta prie jos. Ir karalienė be abejo atskirai pasikvietusi jį ir Hamaną tiesiog išdėsti šitą bėdą. Ir labai įdomu, kad pats kaltininkas buvo kaip tik šalia karaliaus tuo metu Hamanas. Ir kada karalienė pasakė tiesiai akis, ne už akių, net Hamanų ne už akių, tai buvo prie jo akių. Tai karalius atsistojo, išėjo
ir savo to išėjimu aiškiai parodė, kad jis jau Hamaną pasmerkė. Ir be abejo, kad įvykiai išsirituliavo to, kad karalius liepė Hamaną pakarti ant tų pačių kartuvių, kurias pats Hamanas ruošė kaip Mordechajų, kur norėjo atsikratyti paprasčiausiai. Taigi čia netgi įsipildė Biblijoje tas poskis, su kalavijais nuo kalavijo žūsi, arba pas mus tas poskis duobę kasi pats įkrėsi. Taigi Hamanas spendis pastus kitam, bet ir pats į juos įkliuvo ir jam pačiam tik blogiau buvo. Bet įdomiausia tai, kad Hamanas buvo išleidęs įsakymą sunaikinti Izraelio tautą. Ir po to, kai jis buvo nugalabėtas, nuteistas, karalius neturėjo teisės tą įstatymą atšaukti. Labai įdomus jų tie įstatymai. Bet ką jis galėjo pasakyti, kad o jūs išleisite kitą įsakymą, kad visa Izraelio tauta turi teisę dabar gintis, ruoštis tam įvykiai. Ir karalius nusėmė savo žiedą, kuris tuo metu atlikdavo kaip antspaudą, davė Mordechajui ir pasakė, išleisk įsakymą, darykit visą, kas įmanoma, kas galima. Ir aišku, Mordechajus, pasinaudodamas šitą teisę, jis viską taip sutvarkė, kad visos provincijose, visoje šalyje visi žydai galėjo burtis į grupės, tiesiog ruoštis tam karui, kaupti ginklus ir atsikirsti. Ir ką mes matom faktiškai, tai kas ir įvyko. Tie visi Hamano, kaip pasakyti, kaip šalininkai, šalis arba Hamano, tai jie atėjęs tai datai, kuri buvo paskirta sunaikinti, jie be abejo tai ir darė, bet žydai buvo taip gerai pasiruošę, kad faktiškai visus tos priešus jie iš tikrųjų nužudė, sunaikino ir pats išsigelbėjo ir kitus išgelbėjo. Ir viskas vėl grįžo iš senas vėžės. Ir be abejo, kiti nežydai, matydami tos įvykius, jie tiesiog jautė baimę prieš žydus ir netgi bandė save vadinti, kad mes taip pat žydai esam, kažko bandė apsimesti, kad jie tarsi irgi tos pačios kilmės, bandė save tapatinti su žydais. Ir tai rodo, kad kokia atmosfera buvo susiformavusi, kad žydai gavo gerą vardą, pagyrimą ir tiesiog autoritetas žydų nenusmuko, kaip kad Hamanas stengiasi nusmaugdyti judėjų tą vardą, tautos vardą, o gausi priešingai. Čia, žinai, kyla labai daug klausimų, o kodėl žydai neišvyko atgal, žinodami, kad kils pasikėsinimas į juos, žinai? Šiaip sienas buvo uždarytas. Pasakytas klausimas irgi, o kaip dabar šitą, kad žydai išteka už nežydo? Čia labai sunkus toks momentas yra, kadangi tai buvo moteris. Bet čia to šviesoj, to tokio gal mūsų aktualus klausimas krikščionių ir nekrikščionių santuokoje, žinai, na mes, kaip matom, kuom tai, žinai, kiekvienas, kai skaitom istoriją, mes bandom ją pritempti prie mūsų aktualių šiai dienai temų. Na, nori ar nenori, tiesiog, žinai, būna atsiveda. Taip, bet matot, kaip pasakyti, daug lemia aplinkybės, įvykiai, kur dabar būtų labai viskas sunku sutapatinti. Mes kada turime laisvą pasirinkimą, turime galimybės rinktis ir pasirinkti tai, kas sveika, tinkama ir gera, mes turim tai padaryti. Bet Estera šiuo atveju neturėtų galimybę pasirinkti. Negalėjo atsisakyti dalyvauti mistuose rinkimuose. Jinai neturi teisės sakyti. Taigi jinai buvo tremtinė, jinai buvo vergi, jinai turėjo paklusti paprasčiausiai. Tai yra skirtumas nuo to, kad mes kaip krikščionys turime teisę pasirinkti, vesti ar nevesti į tą pusę, kuri pagonė ar nepagonė. Ir va čia situacija skiriasi labai. Ir dar vieną mes labai gerą pavyzdį, matom paskutinėse pamokėlėse, kad tarnauti ar savo vergvaldžiui, ar savo bosui, ar dar kažkam, kas virš tavęs valdžioje yra nuoširdžiai, taip kaip sakyt, kad Dievas tau neturėtų ką prikišti, kad tu buvai nesažiningas, ar ten kažkaip, žinai. O su manim darbdavys nesažiningai, aš irgi su juo nesažiningai. Jo. Nieko panašaus.
Jo, dalis buvo nesakymas, tai aš vieną mašiną jau pasimsiu savo. Jo. Tai ir mes matom, kaip jeigu tu sąžiningai elgiesi toj situacijoje, į kurią papuolė, ar Dievas tave pastatė, tai Dievas tavęs nepalieka ir veda toliau. Be abejo, va čia rodo, kad jeigu Dievas leido Esterai pakliūti tokią situaciją, tai rodo, kad jis toliau ir vedė, jis ir rūpinasi. Ir dar išminties, supratimą ir vieniems, ir kitiems, bet ir jis tai darė dėl visos Izraelio tautos. Ir Mordechajas gerai pasakė, sako, kad galbūt tu pasakyk karališką sostą kaip tik tokiam metui, kaip dabar. Tai būtent, kaip čia Mordechajas aiškiai vardo, kad jinai tapo karalienė ne dėl savo norų, ne kažko siekdama garbės, šlovės, bet taip Dievas sudėliojo, kad būtent neturėjo atlikti misiją. Tam tikrą misiją šitoje vietoje. Dievas taip sudėliojo įvykiais. Tai buvo įvykiai, kurie nebuvo vieno žmogaus priklausomi. Žinai, aš tai matau šitam tokį labai nemalonų momentą šitą visą istoriją, kad tu vis tiek turi rizikuoti savo kailio, kaip sakant. Ta prasme, einant už Dievo, tu turi, kaip aš tau minėjau prieš tai, kad, aš pasimelsiu, papasninkausiu ir sutiksiu karalių, kur nors einantį pro šalį. Nieko panašaus. Tu pasninkavai, tu atsidavai, kai bus, tai bus, žūsiu, tai žūsiu, ne? No. Ir pati nuėjo pas karalių ir aparto dar, kaip ir sakai, labai išmintingai elgės ten nuėjus. Bet mintis tame, kad o mūsų gyvenime, o nėra taip, kad, kai Dievas man tai parodys, aš tą sutiksiu ten ar ten. Ir akės išrieškime, ne? Jo, pasakyčiau, jeigu sutikčiau, žinai. O gal tu turi nueiti, išdrįsti ir surizikuoti? Dabar viskas aišku mes matom pavyzdį, su pasninku ir malda, ar ne, ir su išmintim. Jokių tenai. Ir atkreipdėmės, tai būti taktika, mandagumas, kultūringumas. O mes kartais aiškai galvom, kad aš pastovėsiu už teisybę, be jokios taktikas, be jokio kultūringumo, grubiai išsakysime savo nuomonę, norą, įsakysime, mes dėl Dievo pasitarnavom. Dėja, aiškai, taip labai svarbu yra ne tik tai, ką mes pasakėm, bet ir kaip mes tai pasakėm, ir kada mes tai pasakėm. Tie trys dalykai labai svarbu. Jeigu bent vieną... Tai realiai. Taip, Audriau, gaunasi, kad tu negali eiti ir kovoti už teisybę be Dievo. Taip. Nes teisybė pati yra iš Dievo. Taip. O tada prisijungia išmintis, taktiškumas ir kaip kalbi ir visa kita. Taip. Ir va čia mes kaip krikščionys kartais daugiau bandom už Dievą kovoti, pasėdami ne Dievu, o savimi. Galvodami, kad aš čia teisingai viską darau, viską teisingai suprantu. O paskui patiriam fiasko, patiriam kažkokį tai priešingą veiksmą, įsakom, matai, kaip blogai yra, kaip čia gavos dabar. Bet iš tikrųjų kartais Dievas negali palaiminti mūsų tam tikrą elgesį, tam tikrą metodą, kaip mes darome. Todėl, kad faktiškai mūsų kartais tiesa tampa jau nebe tiesa. Kur bėda yra. Labai svarbu yra, kaip mes visą tai pasakome, kaip mes pateikime. Labai tai svarbu yra. Ko gero dar tai prisideda, kad, žiūrėk, jinai nesavivaliavo, jinai šitas tarėsi su Mordechajum. Taip. Svarbu detalė pastebėjo, kad tokios įvykiuose neužtenka spręsti, kad viską aš viens gerai suprantu. Va čia reikalinga ne viena galva. Pasitarti su kažkuo, su išmanančiais tas dalykus paprasčiausiai. O Estera labai protingai darė, kad jinai žino, kad Mordechajui užteko išminties ją užauginti, jis matomai gyvenime daug kartų ją mokino ir jinai išvelgia, kad jis protingas yra ir galim pasitarti. Dėl jinai ir tarės, jeigu būtų augusi mačiu, kai jis nesąmonės kalba, ar jinai būtų tarius. Tai va, tai rodo, kad jinai matė jo veiksmus viskame išmintingus. Dėl jinai šiuo atveju klausė jo. Pabaigai, Audriau, rezimuojant visą šią istoriją ir šį visą įvykį, galėtum porą sakinių mums parezimuoti? Taip.
Sunku dabar man taip vienu sakiniu viską pasakyti. Bet tik pasakysiu paprasčiausia, kad Esteros istorija, jinai unikali istorija. Ir tikrai mes turim daug iš jos pamokų. Ir tikrai skatinčiau atkreipti dėmesį į Mordekajaus ir Esteros elgseną, metodus, kaip jie visą tai darė. Ir kad mes panašių kelių galėtum sekti, mes, kaip sakyti, panašiai elgtis, kada mūsų užklumpa situacijos. Tai, kaip Izraelio tauta užklupo šitą nelaimę, jas norėjo sunaikinti, mes iš panašysčių matome, kad ateis diena, kai lygiai bus bandoma dar kartą pakartoti tą istoriją. Dar bus bandoma nuo žemės paviršiaus nušluoti tos žmonės, kurie laikosi kitokių įstatymų, kurie laikosi Dievo valios. Vėl reikės išminties, vėl reikės priimti tam tikrus sprendimus. Todėl įvykiai šičia, jie parodo, kaip mums reikės atinkamai pasielgti, kaip reikia išminties, kaip reiks taktiškai ir kalbėti, bendrauti, ir situacijas, kaip sakant, neaštrinti, nedaryti tokias problematiškas, o kaip tik ieškoti būdų, kaip galima švelniau išlipti iš situacijos. Tai aš sakyčiau, kad šitą istoriją mums primena įvykius, kurie bus pabaigos laike ir iš to galim daug ką pasimokinti. Ir norėjimas išnaikinti, kaip čia sakyti, tiek tikinčius, tiek kitaip tikinčius, tiek kitokias etinės ar kultūrinės mažumas, mes istorijoje pastoviai matom tokius. Istorijos šaltiniuose pilna tokių istorijų. Taip, ir kada pavyksta kažkam kažką išnaikinti, bet mes žinom, kad taip pat tie, kur išnaikina, jūs taip pat išnaikina kažkas kiti. Ir antra, mes žinome, kaip tikintis, kad Dievo rankos, Dievo teisme bus viskas pakelta ir jokie įvykiai nėra paslaptis. Dievui bus viskas yra matoma ir jis viską iškels į dienos šviesą. Ir ateis laikas, kad visi turės atsakyti už savo veiksmus. Tai va tik tai tiek, kad pasisiekia sunaikinti kažko. Gerai, aš savo ruoštų palinkėsiu kiekvienam artumo su Dievu, artumo jums Dievo paieškose, ar žinant, kad jūs teisingam kelyje, kaip sakant, kad Dievas jūs vestų. Aš pats asmeniškai to kiekvieną dieną irgi meldžiuosi. Vis dėlto ir matom, kaip šitoje istorijoje, ir kaip ir minėjau, Audriau, ir tas pats ir bendruomenės svarba. Ar ne? Kad neprasideda savivalė ar savišmonė. Taip. Gerai. Audriau, ačiū tau labai už tyrinėjimą. Ačiū jums, žiūrovai ir klausytojai, kad buvote kartu ir lauksim jūsų prisijungiant sekančią savaitę. Sudie. Šiam kartą tiek. Sudie.